Kol statybų sezonas pačiame įkarštyje, apie artėjančią žiemą ir kartais daromas klaidas, kurias specialistai vadina šalčio tiltais, kalbėti nelabai norisi. Rugsėjį galvoti apie šildymo sezoną gal ir ankstoka. Bet žinote tą liaudies išmintį apie rogių ruošimą vasarą, o juk statybų darbai ir vyko, ir vyksta, tad aktuali informacija gali būti naudinga tiems, kurie planuoja statyti be klaidų arba mokytis iš svetimų suklydimų. Mes kaip blokelių gamintojas, kadangi šitie namai pagrinde visi statosi iš dujų silikatinių bauroko blokų, norėtumėm pašnekėti šiek tiek apie sprendinius vystomus daromus šituose objektuose. Tai ir ne apie patį mūrą, ne apie blokelius, galbūt kaip tokius, esam jau ne kartą šnekėję, bet būtent apie vieną labai svarbią namo dalį, tai yra langus. Ir yra langų montavimas, būtent kuomet yra statomi energetiškai pasyvūs namai, A++ klasės namai, ir kad langas yra montuojamas į mūro sluoksnį, ne į apšiltinimo sluoksnį, kas yra dabar. Lietuvoje tokia kaip rekomendacija, atrodo gal ir privalomas kitą kartą dalykas, bet taip iš tikrųjų nėra. Ir šiek tiek papasakosim, kad galima pastatyti A++ klasės namus, montuojant langus ne į apšiltinimo sluoksnį, o į mūro sluoksnį. Galbūt kažkas labai mėgsta plačias palangės, tokiems namų šeimininkams lango montavimas į apšiltinimo sluoksnį gali suteikti daugiau vidaus planavimo galimybių. Bet vidaus interjerą kol kas palikime nuošalyje, mus domina statybų technologijos. Jau ne vieni metai atgal Lietuvoje yra priimta energetiniai reikalavimai, kad A++ namai labai šilti. Ir yra būtina tokio tipo namuose skaičiuoti ir architektavimo, jau architekto projektavimo stadijoje ilginius šiluminius tiltelius. Ne tik ilginius, bet apskritai šiluminius tiltelius. Šiluminiai tilteliai dar kitaip populiariai vadinami šalčio tiltai. Tai šiaip reikėtų vadinti ne šalčio tiltai, o šilumos tiltai, nes būtent iš namo šiluma išeina į lauką, tai yra prarandam šilumą. Tai tie tilteliai name kokie yra pagrindiniai? Mūro jungtis su pamatu, fasadė apšiltinime, jeigu einam, tarkim, daromas, yra smeigės, taškiniai šiluminiai tilteliai vadinami, ir monolitiniai ruožai. Tai pavyzdžiui, saramos liejamos monolitinės, žiedai daromi monolitiniai, jungtis su stogu. Tai tokios dažnai naudojamės medžiagos, metalas, armuotas gelžbetonis, laidų šilumai, per ten prarandam tą šilumą labiau galbūt negu kiti pastato elementai, ir juos yra privaloma projekte suskaičiuoti. Tai yra, kiek per labiau laidžias namo vietas prarandame mes šilumos ir pateikti bendrą namo balansą. Dabar vėl grįžkime prie langų, nes jie taip pat neišvengiamai tampa šilumos ar šalčio tiltų dalimi. Lango įstatymo vieta, tai yra ten, kur langas įsistato, per tą vietą, per rėmą ir taip toliau yra prarandama šiluma. Ir yra, turim būtinai architektas projektuotojas, turi tai vertinti, pateikti bendrą balansą. Ir dėl to buvo priimtas toks sprendimas, kaip ir buvo, kaip sakyčiau, rekomendacinio pobūdžio, kad kuo labiau šitą lango įstatymo šiluminį tiltelį sumažinti, langą montuoti apšiltinimo sluoksnį. Tai yra ant kronšteinų, vadinkim, specialių, ar ten kokių turi, sumontuoja langą ne mūre, o apšiltinime, ir paskui su apšiltinimu tą langą gražiai apeina, sakykim, apdirba. Ir jis jau gaunasi apšiltinimas, šilumos tiltelis mažesnis. Tai mintis yra ta, kadangi dujų silikatinis baurok mūras yra šiltas, arba kitaip tariant, jis praleidžia mažai šilumos, tai kam iš šilto montuoti į šiltą? Tai yra, kam iš mūro išnešti į apšiltinimo sluoksnį, jeigu to galima nedaryti. Superinis produktas, apie nieką daugiau negalvoju ir tikrai negalvosiu, neįsivaizduoju, kokia technologija ir kas turi pasikeisti, kad mes pereitumėm vėl atgal prie kažkokio kito ar blokelio ar kažko. Tai visos medžiagos labai gerai veikia, pradedant nuo hidroizoliacinių medžiagų, viskas limpa prie blokelio, laikosi, apsidirba super lengvai. Elektrikas atėjęs per 45 minutės visame name pasidaro tas vadinamus štrobus arba vagas, į kurias sudeda laidą. Nereikia, mes neturime, dažnai laukuose būname, ta prasme, ir tiesiog paima tą tokią vagapjovę ir su ranka išsipjauna, kartais kem 5 minučių nereikia. Jeigu rimtesnis vyriokas ateina per 15-20 minučių visas vagas, elektrikas eina, pažymi, pagalbinis ateina, viską išvagoja. Tai, aš nežinau, sakau, superinis produktas, bet to, kad man asmeniškai patinka labai dėl langų montavimo. Mes turim ir langų montavimo įmonę, čia irgi mūsų įmonė montuoja.
Ir aš tikrai bijočiau kažkuriam kitam produktui duoti tokias garantijas, kokias mes duodam. Mes duodam 30 ir 50 metų funkcinės garantijas savo pastatams, ABC namui. Lietuvoje aš nežinau, negirdėjau, kas nors panašaus, ką nors apskritai kalbėtų. Tai pusės metro sienas, antvarinis stogas, plokštinis pamatas ir patys geriausi Europoje Kiomerling langai, ta prasme mūsų duris. Surinkome tai, ką daugiausiai ir geriausiai galėjome per tos 20 metų. Sudarėm ir sudarius produktų būtent Baurock silikatiniais blokeliais Ecoterm Plus. Nuo partnerių vertinimo už praktinės savybės grįžkime prie teorinių skaičių, nes kai kam ir tokia informacija labai aktuali. Kaip ir mes paminėjom, kad šilta medžiaga, o kaip tai yra skaičius? Pagal Lietuvos statybos reglamentą yra toksai deklaruojamas PSI rodiklis, tai šiluminis ilginis tiltelis. Jis pagal reglamentą, kaip minėjau, gali būti 0,05 energijos vieneto bėginiam metrui. Tai jeigu mes įsistatom į mūrą, langą ir turim nedidesnį, tai mes galim jį ir mūrę ir montuoti šitą langą. Tai vat su Baurocko blokais pačiai yra skirtingi blokeliai. Šiltesni, šiek tiek tvirtesni, šaltesni. Rezultatas gaunasi visada 0,05, 0,06. Pagal statybos reglamentą, nežinau ar žino, dar visom normom, kurios yra nustatytos, yra taikoma maždaug 15% tokia atsarga. Tai absoliuti Baurock blokų dalis yra 0,05. Tvirtieji blokai, pavyzdžiui, hard blokai, acoustic blokai 4-5 megapaskalių 0,06, bet tai pilnai patenka į tas tokias rekomenduojamas normas ir tikrai galima naudoti. Blokelių gamintojai kiekvienam statytojui ar vystytojui pasiruošę pateikti visą būtiną dokumentaciją, kad projektuotojui nereikėtų vargti, skaičiuojant potencialius šilumos nuostolius. Tačiau vėl nuo teorinio skaičiavimo grįžkime prie praktinių detalių. Visi kaip ir suprantam, kad kai langai montuojam į mūrą, problemos nėra. Mūras šiltas, bet kas dažnai pasitaiko? Gali būti dideli panoraminiai langai, langas yra dedamas jau ne ant mūro, nėra pakeltos eilės, o dedama ant pamato, vieno ar kito tipo, koks yra naudojamas. Ir sąramos. Sąramos gali būti Baurocko dujų silikatinės iškart pagamintos, gamyklinės atvažiuoja iš gamyklos uždedat, arba daroma U-formos blokai, taip vadinomi loviai. Ir, aišku, būna, kuomet yra naudojamas gelžbetonė, kas yra populiaru, arba iškart nupirkti betoninės, tas vadinamas, arba vietoj lėjas aramėlės. Ir kyla klausimai, tai gerai, langas mūrė supratau, bet jeigu apačia ir viršus, tarkim, nėra mūrė, kaip tada? Tai ir šito projekto montavimo metu matome, kad tokiu atveju, kuomet nėra apačioje mūro, langas yra montuojamas ant pamato, yra numatyti ir jau langistai padaro, taip galim juos vadinti, popalanginis profilis arba taip vadinamas šiltas profilis darosi, sumontuojamas yra lango apačioj, kad šitą izoliuotų skirtumą, jeigu tarkim dedam tiesiai ant betono langą, kad nebūtų to šilumos tiltelio, yra popalanginis profilis, ten jau dažniausiai būna itin šilta medžiaga, kuri nėra stora, bet labai gerai izoliuoja šitą tarpinę vietą tarp pamato ir lango. Dėl sąramų. Sąramas visada, aišku, rekomenduojam Baurocko gamyklinės sąramas, jos yra armuotos, šiltos, pagamintos iš to pačio dujų silikato, užsisakot, atvažiuoja kartu su blokais, užsidėjot, langas įsimontavo į tą pačią medžiagą, problemos nėra. Dalis meistrų bando langus montuoti pačių pasirinktais būdais. Deja, tokie sprendimai ne visada atneša norimą aukščiausio lygio rezultatą. Gelžbetonis ir betonas yra gerokai laidesni šilumai, o teisingi sprendimai duoda ir ekonominę naudą. Mes iš praktikos matom, kad privačiam name, standartinis privatus namas, imkim 100-150 gal kvadratų, tas, kas dabar populiariausia tikriausiai yra Lietuvoje, pinigų ekonomija, nekalbėsiu gal procentais, bet pinigais vidutiniškai 3000 eurų. Kiek mes girdim, kokio tipo bebūtų tie langai, kokio tipo bebūtų ar didesni, mažesni, visgi galutiniam variante mes matom tas skirtumas 2,5–3 eurų, tai yra tiek susitaupo, nes montuojant langą į apšiltinimo sluoksnį reikalingi papildomi profiliai, kronšteinai, kainuoja iškart langistai ima papildomai už darbą. Tai va čia finansinė pusė grubiai tokia. Tai va jeigu savo namui nusipirkot jau pasirinkot dujų silikatą, rinkdamiesi mūrą irgi pagalvokit, ne tik, kad imu blokus dėl to ir dėl to, bet kaip toliau.
kaip toliau su langais, kaip toliau su apdaila ta pačia bus, tikslumas ir taip toliau. Tai va čia galima sutaupyti nemenką sumą, kas yra tikrai svarbu. Liaudies išmintis sako, kad šiluma kaulų nelaužo. Tad pasirūpinkite, kad šiluma iš jūsų namų lengvai nepabėgtų per sienas, duris, langus ar kitas vietas.